Tai labas tiems, kas žiūri šitą live transliaciją gyvai. Labas tiems, kas žiūrės šitos transliacijos įrašą. Ir šiandien toks, tradicinis, pavadinkim taip, tas kas antras pirmadienis, kuomet mes pokalbiuose apie gyvenimo pokyčius ir kasdienių herojų istorijose. Šiandien jau net 37 epizodas ir kas man iš tikrųjų yra labai smagu, kad pavyko, pirmiausia, tai dėl pačios savęs smagu, kad pavyko išlaikyti šitą tempą, nes minčių tikrai buvo visokių. Prasisukus metams, gal čia tęsti, gal nebetęsti, bet gavau palaikymą ir iš moterų, kurios žiūri šitus live, kad Jurgita, smagu pamatyti, smagu išgirsti kitas istorijas, smagu tose istorijose atpažinti save, pasisemti vienokių ar kitokių idėjų. Tai tiesiog nusprendžiau tęsti, kiek dar tęsis šitos kasdienių herojų istorijos, aš tikrai nežinau. Nesu savo numačiusi kažkokio konkretaus skaičiaus, kad būtinai tiek ir ne kitiek, bet kol yra noras tiek mano pačios, kol yra noras mano viešnioms dalintis savomis istorijomis, tol mes susitinkam kas antrą pirmadienį ir kalbam apie gyvenimo pokyčius ir apie tai, kaip sekėsi tuose pokyčiuose keliauti mano pašnekovėms. O aš esu Jurgita Jankuvienė, coachingo specialistė, olfakto terapeutė ir visai nesenai man pačiai gimė toks savęs apibūdinimas, tai yra perdegimo įveikimo praktikė ir specialistė. Nes iš tiesų su šitu pokyčiu esu susidūrusi ir pati su šita situacija ir ką dabar pastebiu, bendraudama su klientėmis, dirbdama su klientėmis, tai irgi yra nemenkas pokytis, kuomet yra poreikis jau iš tos perdegimo situacijos, iš tos perdegimo būsenos išeiti. Ir ten keičiasi mąstymas, keičiasi įpročiai, keičiasi įsitikinimai, labai daug dalykų keičiasi ir tampa visai kita istorija. O šiandien mano viešnia, labai džiaugiuosi, kad jau pasveikusi ir galinti su manimi šiandien bendrauti. Mano bendravardė Jurgita Gazarian. Tai labas Jurgita, smagu, kad šiandien jau tau yra pakankamai noro ir sveikatos pasidalinti savo istoriją. Sveiki, Jurgita, malonu matyti pačią ir ačiū, kad pakvietei į savo tinklalaidę. Jurgita, tradicinis klausimas, po tavo pavardę, aišku, aš matau muzikos magijos klubas, šalia tiksliau tavo pavardės ir aš vis kiekvieną kartą užduodu vis tą patį klausimą kiekvienai savo tinklalaidės pašnekoviai. Kokiu savo gyvenimo pokyčiu šiandien norisi labiausiai pasidalinti? Tikriausiai būtent tuo, kuris susijęs su pavadinimu greta mano pavardės, tai yra muzika, nes tai tikrai buvo visiškai kardinalus pasikeitimas mano gyvenime, kuris įvyko prieš 3 metus, beveik prieš 3 metus. Ir šiai dienai turiu visai kitą gyvenimą. Sakyčiau, pradėjau gyventi, antrą gyvenimą, nes pasikeitė visa aplinka, pasikeitė žmonės, su kuriais aš bendravau ir kažkiek išliko senų, bet realiai tai yra visiškai naujas pasaulis, tai yra nauji profesiniai atradimai, nauja veiklos sritis, tiesiog kitas gyvenimas, sakyčiau, aš gyvenu kitą gyvenimą. Aha, žinai, taip klausant tavęs susidaro toks įspūdis ir turbūt tai yra visiškai normalu, kai yra prieš ir po, žinai, kai būna tose nuotraukose, pavyzdžiui, kai kosmetikos reklamos, ne, prieš ir po. Tai taip tavęs klausant susidaro toks įspūdis, kad Jurgita prieš tuos 3 metus ir Jurgita dabar, praėjus tiems 3 metams. Paprastai pokytis gyvenime neatsitinka arba atsitinka čia kaip kada, nes kartais mes į tos pokyčius esam įmetami tikrąja žodžio prasme, kartais mes tos pokyčius pasirenkam patys dėl vienokių ar kitokių priežasčių.
Kaip buvo tavo atveju? Aš manau, tikriausiai kaip daugumos, galbūt yra daug žmonių, kurie yra labai sąmoningi ir juda į pokyčius. Aš tikrai esu iš tų žmonių, kurie, jeigu galėčiau nesikeisti, ramiai gyvenčiau taip, kaip gyvenu. Mhm. Ir nes, nežinau, žmonės, jeigu priiminėjo tokius kardinalius sprendimus pasikeisti daug dalykų, tai tikrai žino, kiek tai kainuoja ir emocionaliai, ir jėgų, ir pastangų, ir tos abejonės, kurios visada atsiranda. Tai manau taip, tai buvo tikriausiai daug išorinių dalykų, bet be abejo ir vidinis pasiruošimas tam turi būti. Tiesiog keitėsi situacija, atsirado palankios aplinkybės ir priėmėm šitą sprendimą, nes tai tikrai tas pokytis susijęs ne tik su manim, tai su mūsų šeima, tai yra bendras mūsų pokytis su sutuoktiniu, kuris tikriausiai jisai brandinosi ir susiklošius palankioms aplinkybėms tai įvyko. Nes gal tiesiog trumpai pasidalinsiu istoriją, Mhm. nes prieš tai visą laiką aš dirbau kaip vadybos trenerė ir aš puikiai atsimenu tą momentą, kai įvyko šitas lūžis, kai 23 metais aš sausio mėnesį pabaigiau pakankamai didelį projektą. Tai buvo klientų aptarnavimo standartų parengimas ir įdiegimo parengimas dideliai įmoniai. Ir balandžio mėnesį priėmiau sprendimą, kad užsiema muzikos magijos klubu. Aišku, tam buvo jau padėtas pagrindas, bet tai buvo labai ryškus, kardinalus pasikeitimas. Mhm. Iš vadybos konsultantės, suprantu, ir iš mokymų lektorės, galima sakyti, kad nėrei stačia galva į muziką? Ne visai, nes aš tikrai, žinot, aš taip, galima sakyti, į muzikos pasaulį, bet Aha. negaliu sakyti, kad į muziką, nes muziką tikrai mėgstu ir tai yra ta aistra, kurią mes daliname su sutuoktiniu. Artašasu aš tikriausiai tikrai nebūčiau sugalvojus tokio dalyko, bet vienas tikriausiai iš pagrindinių vaidmenų, kuriuo esu pasirinkusi savo gyvenime, tai gyventi kartu su sutuoktiniu. Ir mes daug dalykų darome kartu jau 30 metų ir tai yra gerai, ir tai jis irgi buvęs vadybos, ir tebėra vadybos ekspertas ir daug dėl strateginės vadybos turi projektų. Bet tuo pačiu muzika tai irgi yra mūsų bendra aistra, kurią mes norime dalintis su kitais žmonėmis. Ir kaip aš visada sakau, aš negroju, aš nedainuoju, aš net natų nemoku skaityti, aš jas galiu pažinti, žinau, kad jos būna pilnos pusinės su uodegytėm ir be uodegyčių, bet tai tikrai tik tiek, bet aš pati labai mėgstu muziką ir noriu, kad jinai sugrįžtų ir į kitų žmonių gyvenimą, nes situacija yra tokia, mes visi nuolat aplinkui save girdime labai daug muzikos, mes įeinam į viešas erdves ir jinai skamba, dauguma įsėdę automobilį irgi girdi muziką ir Mhm. tuo pačiu jinai skamba, mes ją girdim, bet mes jos nesiklausom. O Mhm. aš visiškai šventai tikiu, kad muzika yra didžiulė dovana kiekvienam iš mūsų ir juokaudama sakau, kad tai yra vienas iš sveikiausių malonumų, nes nuo jo neauga svoris, rytais neskauda galva ir net nedyla sąnariai. Tai aš tikrai matau šiai dienai savo misiją, kad žmonės grąžinti prie muzikos. Ir būtent tai darau savo veikla muzikos magijos klube. Aha, labai įdomu. Aš dabar galvoju, ar tu mane girdi, nes man periodiškai sustoja vaizdas.
Man irgi vaizdas sustoja, bet girdžiu. Puiku. Svarbiausia, kad girdimės. Tai muzikos magijos klubas. Minėjai, kad tai jau buvo kažkoks pagrindas, minėjai, kad tai nebuvo taip visiškai į niekur, bet man visą laiką smalsu sužinoti, o kas paskatina žmogų, nu, vat, eiti į tą pokytį. Tai vat, kas tave paskatino keisti savo vadybos konsultantės rolę į vat, muzikos magijos klubą? Aš galvoju, kad čia irgi toksai dalykas, nu, kaip aš jau sakiau, yra daug susiklošiusių aplinkybių, galbūt kažkada, manau, tiesiog viskas klostėsi nuosekliai, nes muzikos magija kaip viešoji įstaiga, jinai jau egzistuoja 20 metų ir tai buvo mano sutuoktinio Artašeso Gazariano fiks idėja, nes jisai toksai žmogus, kuris tikrai nori gyvendinti daug projektų ir nori visada daryti ką nors gero kitiems. Ir mes gyvenom daug metų Klaipėdoje ir jisai vienu metu pajuto, kad jis norėtų ką nors daryti visuomeniai. Nes jisai buvęs ir Sąjūdžio tarybos narys, ir vicemeras, tai jam norisi. Sakė, aš į politiką negrįšiu. Ir vienas dalykas, kurį aš matau, kad žmonėms trūksta muzikos. Ir tuo metu Klaipėdoje tikrai buvo labai nedaug koncertų. Dabar situacija yra puikia, nes mes turim puikią Klaipėdos koncertų salę, muzikinį teatrą Klaipėdoje egzistuoja, tai yra puiku, bet tuo momentu buvo tokia pakankamai skylė ir taip gimė muzikos magija, viešo įstaiga, kuri rengdavo koncertus. Ir aišku, tą veiklą mes pradėjom, darėm ir tai darėm iš savo lėšų, tada nebuvo nei tų fondų, nei dar kažką, pakankamai greitai išleidom visus pinigus per keletą metų, ir ta veikla buvo šiek tiek pristabdyta. Todėl įdirbį turėjom, tai nebuvo visiškai toksai tuščias dalykas, bet tai pirma idėja buvo grinai vyro noras daryti kažką gero visuomeniai. Ir ta veikla egzistavo, bet aišku, kai tu pradedi tuo užsiminėti, tu pradedi ir pats daugiau domėtis muzikos ir daugiau klausytis muzikos. Ir už manęs va čia stovi plokštelės ir aš juokiuosi, klausiu, ar klausėjų? Taip, didžiąją dalį klausiau. Tai yra iš tikrųjų ir mes tikrai daug klausomės muzikos. Ir tiesiog mes brendome prie to ir susiklošius aplinkybėm mes išvažiavom iš Klaipėdos, išvažiavom į Vilnių, nes vienas iš pagrindinių motyvų, kodėl mes pakeitėm gyvenamąją vietą, tai buvo noras lankytis koncertuose. Ir kaip jūs žinote, Vilnius yra puikus miestas, čia vyksta labai daug renginių. Ir mes atvažiavom į Vilnių prieš 5 metus ir visus pinigus praktiškai išleisdavom koncertams. Mes per mėnesį aplankydavom nuo 10 iki 12 koncertų. Ir tikrai, kai pradedi lankyti, tiek daug muzikos, klausytis. Ir mes vaikščiom pagrindai klasikinės, džiazo, pasaulio muzikos koncertus. Negaliu sakytis, kad ten lankiausi roko, dar kažkur. Ne, tai klasika, džiazas, jeigu kažkokios įdomesnės programos. Ir tiesiog padarėm tokį išvadą, kad iš tikrųjų tie anonsai, kurie žada nuostabią muziką, nebūtinai atitinka realybę. Ir visiškai atsitiktinai, kai vienas mūsų pažįstamas parodė gražias patalpas, kuriuose šiandien yra muzikos magijos klubas, mums kilo idėja, kad galbūt čia padaryti vietą, kur žmonės gali ateiti į koncertus ar muzikos įrašo perklausų renginius ir mėgautis muziką. Ir mes pradėjom tą idėją įgyvendinti. Aha, tai sakyčiau, tu esi tas viena iš tų
jeigu taip galima išsireikšti, turbūt laimingų moterų, kurios eidamos į pokytį ir gyvendamos pokytyje turi labai stiprų artimo žmogaus palaikymą, kas ne visą laiką taip nutinka. Ar buvo pas pačią, vat prieš tai minėjai pokalbio pradžioj, minėjai, kad dalis žmonių pasikeitė, aplinka natūralu pasikeitė, nes iš Klaipėdos atkeliavot į Vilnių. Bet ar buvo žmonių, kurie, taip tiesiai, žinai, pasakysiu, suko pirštą prie smilkinio ir sakė, Jurgita, išprotėjai, dabar čia iš vadybos konsultantės eini vystyti muzikos klubą? Taip, kad jau visai tiesiogiai, taip gal nebuvo, bet aišku, daug žmonių, jiems tai atrodė keistai, nes tikrai tai ta veikla tai nėra verslas, tai daugiau misija, nes tai yra organizacija, kuri kaip kiekviena kultūros įstaiga, jinai gali išgyventi tik turėdama paramą. Ir kas nėra paprasta ir aišku, daug kas buvo nustebę ir po šiai dienai gaunu užklausų, tai gal noriu kokį treningą pravesti ar dar ką nors padaryti. Taip yra ir esu tikra, kad daug žmonių labai abejojo šito pasirinkimu ir po šiai dienai tikriausiai galvoja, kad tai yra toksai pakankamai keistas pasirinkimas ir tikrai nesupranta. Ir aš būdama jų vietoj tikrai nesuprasčiau tokio dalyko, bet iš kitos pusės, kadangi aš negaliu taip sakyti, kad čia mano toks pokytis, tai tikrai yra mūsų bendra idėja su vyru ir aišku, nežinau, ar tai lengviau, kai dviese, ar kai vienas, sunku pasakyti. Kai dviese atrodo, kaip ir kartu kažką tai darai, tame yra daug žavesio, bet aš visada sakau, žinot, kai gera ir kai tu esi dviese, viskas okei. O kai yra sunku ir toj pačioj situacijoj ir abiem tuo pat metu yra sunku, nes jeigu kažkas nesiseka ar nevyksta, tai kartu nesiseka ir nevyksta. Ir, žinot, kai žmonės gyvena šeimoje, vienas turi vieną veiklą, kitas turi kitą, tu susitikęs vakare, vis tiek nebūtinai abiem bus tuo pačiu metu ten nukritimas. Vienam gali būti gerai, kitam prasčiau, bet tu susitinki, vienas kitą palaikai ir gali judėti toliau. O šitoj situacijai mes tiesiog einama kartu ir jeigu jau duobė, tai abiem duobė. Ir tada jau to palaikymo reikia ieškoti papildomų resursų. Ir aišku, buvo žmonių, kurie galbūt pasižiūrėjo keistai, bet tuo pačiu tikrai buvo daug žmonių, kurie padėjo tą idėją įgyvendinti, pradėti ją realizuoti, nes jinai dar tikrai yra, nežiūrint to, kad jau eina lik ir 3 metai, bet tai vis tiek dar labai daug reikalauja darbo, dar labai daug neapibrėžtumo, labai daug neaiškumo ir tas svyravimas yra visada didžiulis. Bet tikriausiai yra normalu ir tuo pačiu daug žmonių labai tikrai palaikė ir palaiko. Ir be šito palaikymo, šita idėja nebūtų gyvybiška ir tikriausiai reikėtų ieškoti vėl naujo pokyčio, kas yra normalu. Ir aš manau, kiekvienas iš mūsų mes einam per tos pokyčius ir visada tik tai klausimas, iki kiek tu sutinki, kiek tu turi drąsos prisijimti ir kokio dydžio tos pokyčius daryti. Aha. Labai gerai, visiškai nejučia atėjom iki to momento apie drąsą. Iš tikrųjų, ką pašnekovė turbūt dalinosi jau šitoj tinklalaidėj ir apskritai bendraujant su žmonėm, turbūt ir tau tenka su tuo susidurti, kad dažnai žmonės ir nesiima to pokyčio ir neišdrįsta žengti to žingsnio būtent dėl trūksta drąsos. Arba dėl to, kad atsiranda kažkokios tai vidinės baimės, dar kažkas. Tai vėlgi smalsaujant ir adresuojant tą patį klausimą tau.
Ar buvo kažkas, ko tu, nežinau, bijojai, baiminais, kas tau buvo labai baisu? Man tai tikrai buvo labai baisu, tikrai labai baisu ir aš manau, kad tai yra normalu. Man norėtųsi būti drąsesniai, tikrai dažnai norėtųsi būti drąsesniai ir man žengti tą pokytį buvo labai baisu, nes čia reikėjo priimti sprendimą, kad tai tikrai tu supranti, kad į tą veiklą reikės vystyti, kaip iš jos išgyventi tikrai visiškai buvo neaišku, nes tai reikalavo tik investicijų ir tik tai darbo ir jokio užtikrintumo. Bet pagrindinis dalykas, kuris tikriausiai motyvavo mane, tai aš atsimenu, kai mes labai ilgai svarstėm, ar imtis to projekto, ar nesiimti, nes kaip beskaičiuoji, jisai negyvybiškas, bet tuo pačiu aš atsimenu Artašeso frazę, jisai pasakė, Jurga, bet Dievas gali neduoti antrą kartą tokio šanso. Ir aš pagalvojau, nu iš tikrųjų, ir kai pradėjau galvoti, o ką, jeigu aš nepabandysiu šito daryti, tai tikrai liks nuoskauda. Jeigu aš pabandysiu tai daryti ir jeigu tas projektas realizuosis sėkmingai, tai tikrai aš būsiu laiminga ir daug žmonių bus laimingų. Jeigu nepavyks, aš būsiu nelaiminga, bet tik tiek. Tada galėsiu galvoti, o ką daryti toliau. Ir tikrai būtent tas supratimas, kad šią dieną yra šita galimybė. Rytoj jos gali nebūti. Ir tiesiog ir būtent tas suvokimas, kad Dievas gali neduoti antros galimybės, gali nebūti antro šanso, paskatino būtent prisimti šitą pokytį. Per tuos 3 metus, nuo pradžios, ar ne, kuomet abu žengėt iš tikrųjų į šitą tokį pokytį, ar ne, ir pradėjot klubą ir veiklą, kaip tie kalniukai, ar ne, gal amerikietiški, gal mažiau amerikietiški, čia jau turbūt kaip kam atrodo. Kas pačiai buvo nuo tokio pačio smagiausio ir geriausio, kurį tas momentas, tai, ką tu sakei, žinai, atsisėdi ir pagalvoji, bet tai kaip gerai, kad aš tą šansą pasiėmiau, kad aš pasiėmiau šitą galimybę. Tikrai labai daug tokių šildančių akimirkų, aš pasakysiu, labai daug tokių kasdienių malonių atradimų. Ir aišku, mane labai džiugina tie žmonės, kurie ateina pas mus į renginius ir ypač, kurie ateina, jie pasako, wow, aš negalvojau, kad gali būti taip gerai. Yra toksai tas momentas, kai žmonės iš tikrųjų tuo momentu užburti muzikos, jie yra laimingi. Nežiūrint to, kad aš pati negroju, nedainuoju, bet tai, ką jie gauna atėję į klubą, nes tai irgi mūsų yra darbas pakviesti tuos atlikėjus, parengti tas programas, kurios užburtų žmonės muzikos magiją. Ir pas mus visa muzika yra klausoma akustiškai, pas mus mes vengiam mikrofono ir praktiškai dabar visi koncertai vyksta be papildomo įgarsinimo, mūsų salė yra nedidelė, 40 vietų ir ta galimybė, kaip aš sakau, net pačiupinėti, paliesti muzikantą, jinai labai keičia tą muzikos priėmimą. Ir žmonės, kada jie sėdi taip arti atlikėjo, jie jaučia jo net kvėpavimą, girdisi
Ir tuo pačiu ir muzikantai patys irgi jie, kai yra tokiam intymiam atstume su klausytojais, jiems irgi tai yra didžiulis dalykas. Jie sako, nes aš atsimenu vienam atlikėjai irgi jinai sugrojo ir jinai sako, man toks jausmas, kad publika kad net nekvėpuoja. Tai va, tai jiems tas irgi toks intymumas ir keičia tą patį bendravimą. Jeigu dideliai salėje mes, kai ateinam į koncertą, mes girdim, tos formalius tokius papasakojimus, tai pas mus muzikantai, jie nori dalintis savo mintimis, savo jausmais, jie su malonumu papasakojo, kaip jie sukūrė tą programą, kaip atsirado šitie kūriniai, kas juos įkvėpė būtent tokiai programai. Ir aišku, tai sužavi publiką. Tai yra toksai abipusis pasidalinimas. Ir žmonėms norisi būtent to tikro jausmo ir visa tai, ta muzika, jinai tampa dar artimesnė. Ir kaip aš sakiau, pas mus yra ir įrašų perklausos, kas pradžioj žmonėms sakė, oi, o čia dabar kas? O čia dabar kas? Nes, kai aš sakau tikrai, kad mes girdime muzikos, bet mes jos nesiklausom. Ir dėja, tai yra iš tikrųjų labai susiję su techniniu progresu, su mūsų besivystančiam technologijom, nes muzika gyvena milijonus metų, net neaišku, kas anksčiau buvo, ar kalba, ar dainos, ar žmonės kalbėjo muzikuodami, bendravo muzikuodami, taip, niūniuodami kažką kažkokiais garsais, ar perdodami būtent kaip muzika vieni kitiems emocijas. Ir tik tai prieš 100 metų atsirado galimybė daryti įrašus. Realiai. Bet anksčiau, ką reiškia išleisti plokštelę, tai būdavo analoginiai įrašai, analoginės plokštelės. Ir žmonės klausydavosi šitų ir kad įrašinėdavo tik pačias žvaigždės, tik tai jau super atlikėjus. Ir aišku, kai žmonės klausydavosi įrašų, tai būdavo toksai dalykas. Dabar jau net nekalbėsiu apie tai, ant kiek yra supaprastėjęs visas garsas technologiškai ir tai, ką mes vartojam, ką didžioji dalis žmonių, jau aš irgi sakysiu, vartojam tą muzikos garsą, muziką, gal taip paprastai apie uogas pasakysiu. Taip, vienas dalykas, jeigu tu esi darže ar sode ir auga braškės, tu nusiskynei braškę iš lysvės, nuo krūmo, jinai skanesnė, mažiau skani, bet jinai yra gyva. Jinai turi savo skonį, jinai yra užaugusi, bet čia ir dabar. Tai yra gyvas garsas, kai jums šalia kas nors dainuoja ar groja. Tai yra gyvas garsas, šita braškė. Aišku, braškės galima užšaldyti, arba galima iš jų išvirti uogienę, ar net kokį konfitūrą galim padaryti su braškių atsiminimais apie braškę. Tai lygiai taip pat ir su įrašais. Ta užšaldyta braškė tai būtų analoginis vinilo įrašas arba labai aukštos raiškos skaitmeninis failas, kuris skaičiuojasi gigabaitais. Tai yra užšaldyta braškė, bet kad tą užšaldytą braškę gauti, iš jos gauti maksimaliai skonį, ją reikia ramiai atšildyti. Tam irgi reikalinga gera garso atkūrimo įranga, kad iš to įrašo gauti garsą artimą natūraliam, kuris mus jaudina. Taip? Nes natūralus garsas mums yra labai svarbus. Aš sakiau, aš daug metų gyvenau Klaipėdoje ir ant jūros kranto ir mes eidavom pasivaikščioti labai dažnai. Ir kartais būna toks triukšmas, bangos, vėjas, tu negali net susikalbėti. Ir tikriausiai ne vienas iš mūsų yra buvę ir pavasarį miške, kai paukščiai atsigauna, parskridę ir jie tiek klega, tiek čiulba, tiek vilioja vienas kitą ir tai tikrai yra daug garso. Ir mes parėję, nesvarbu, ar nuo jūros, pasivaikščiojimo prie jūros, kur buvo didžiulis vėjo garsas ir bangų,
ar grįžę iš miško prisiklausę kakofonijos paukščių, mes grįžtam pailsėję. Lygiai taip pat, kai mes klausomės gyvo garso, jis mūsų nevargina. Kai mes klausomės surogatinio garso, mes pavargstam. Ir va tas kaip ir su įrašais, tai aš sakau, o toliau jau prasideda uogienės, jų galima kažkiek valgyti, galima nusipirkti kokį nors konfitiūrą su braškių atsiminimais. Taip, ar tai yra sveikas maistas? Na, sąlyginai. Ir dėja dauguma iš mūsų gyvena tokioje aplinkoje, kaip su nesveiku greitu maistu. Taip ir su muzikiniu garsu, kuris yra nesveikas. Tai tas dalykas, kad žmonės atėję pas mus, jie supranta, kad klasika yra okei, kad džiazas yra faina ir kad Lietuvoje yra daug puikių muzikantų, nežiūrint to, kad jie šiai dienai yra ne žvaigždės, bet jie tikrai yra puikūs atlikėjai ir mane tai labai džiugina, kai žmonės ateina ir atsisėda. Mes turim tokias išvis elementarias garso įrašų perklausas, kai žmonės ateina ir 1,5 valandos klausosi įrašų. Praktiškai nieko nepasakojam. Ir daug žmonių pradeda tai atrasti. Ir aišku, mane labai džiugina, kai žmonės, kurie ateina patys, po kiek laiko jie sugrįžta ir atsiveda savo draugus, tai yra faina. Ir man yra labai smagu, kai tie žmonės, kurie eidavo į klasiką, jie atranda džiazą ar pasaulio muziką, ar tie žmonės, kurie eidavo tik tai į džiazą, jie ateina ir į klasiką. Tai aišku, daug tokių malonių momentų, labai kurie šildo ir įkvepia. Ir kai tu matai laimingus žmonės, tada tu supranti, kad vau, tai yra geras. Todėl nuo trenerės darbo tai nėra per didelis atotrūkis, tai irgi yra tas pats susitikimas su žmonėmis. Ir nes pati, žinau, irgi vedi mokymus ir žinai, kad irgi, jeigu tu bendrauji su žmonėm ir pavyksta, ir jie tada jaučiasi tau dėkingi, nežiūrint to, kad tu visą dieną ar ten kelias valandas tu iš tikrųjų dirbai, ten ant išgyvenimo ribos, taip atiduodi tiek energijos, bet tas dėkingumas, kad žmonės pas juos vyksta pokyčiai, kad jie kažką darys kitaip, kad jų gyvenimai, jie jaučia, kad jų gyvenime atsiras kažkas gero ir tas noras veikti, daryti, jisai įkvepia. Tai lygiai taip pat ir man. Tie žmonės, kurie atranda muzikos, dar daugiau, kurie yra tuo momentu įkvėpti, apdovanoti ir jie tau už tai yra dėkingi, mane tai įkvepia. Žinai, tavęs taip klausant, susidaro toks įspūdis, kad tavyje tiek visko yra daug ir ta veikla, kurioje tu dabar esi, aš nepabijosiu to, galbūt ne visai literatūrinio žodžio kaifas, bet, žinai, taip klausat, iš vidaus tiesiog eina visas tas, net nežinau, energija, turbūt reikėtų tai pavadinti, kai tu pasakoji apie muziką, kai tu pasakoji apie klubo veiklą, apie muzikantus, apie visą tai, ką tu darai, iš ties be galo gera klausyti. Ir visgi galima sakyti, kad tuo met prieš tuos 3 metus tu turėjai padaryti kažkokį tai pasirinkimą, nežinau, kaip sako, rinkausi save, ar ten rinkausi padėti vyrui įgyvendinti jo svajonę. Kame buvo tas pasirinkimas? Na, aš sakyčiau, tai iš tikrųjų buvo toksai pasirinkimas naujo gyvenimo. Tiesiog. Nu, man tai toks pat pasirinkimas, žinot, kaip žmonės vieną dieną pasako, viskas, išvažiuojam. Kur išvažiuojam? Nežinau, į žemėlapį ten, į kokią nors šalį. Kodėl į šitą šalį? Nu, taip išėjo. Jūsų ten kas nors laukia? Ne. Ar jūs žinot, ką jūs ten darysit? Ne. Bet mes išvažiuojam. Ir tiesiog, ir tu supranti, kad žmonės atsisveikina tuo momentu su ką jie turi ir jie išvažiuoja.
Taip ir mums realiai, manau, tai buvo toks pasirinkimas, toksai pokytis, kad mes, išsikraustėm, išsikraustėm į kitą gyvenimą. Nes, aišku, Lietuva nėra didelė, tai neįvyko taip, kad čia mes praradom tuos visus žmonės ar dar kažką, Be abejo. Mhm. bet tikrai tai buvo kardinalus pasikeitimas. Visiškai kardinalus pasikeitimas ir aš, visiškai rimtai sakau, kad mes pradėjom gyventi naują gyvenimą, nes reikėjo labai daug dalykų išmokti, reikėjo daug dalykų suprasti. Nežiūrint to, kad mes brandus jau žmonės ir to gyvenimo matė pakankamai daug, nes mano sutuoktinis netgi vyresnis ir daug pasaulio matė, ir daug gyvenimo matė. Ir mes kitus mokinę ir sakėm, kad managementas visur yra managementas ir visur galioja tie patys dėsniai, 2 obuoliai ir 2 obuoliai yra 4 obuoliai. Klientus aptarnauti visur vienodai reikia, tiesiog reikia laikytis principų. Ir kokybės užtikrinimų irgi galioja visiems tie patys principai. Jeigu tu diegi kokybės vadybos sistemą, jinai gali egzistuoti kaip lėktuvų gamykloje, taip ligoninėje, taip ir muzikos magijos klube. Lygiai tie patys principai. Ir principai taip, bet tie povandeniniai vandenys, kurie kūria, tie resursai, tie santykiai, tie klientai, taip, visiškai naujas pasaulis ir, čia, kaip, mums tai buvo visiškai kitas pasaulis ir tikrai daug dalykų teko sužinoti, išmokti, daug padaryti klaidų, daug atrasti, tai tikrai buvo, tai ir tebėra, sakyčiau, nes mes kasdieną mokomės, mes turim tiek iššūkių, ir tame yra daug žavesio. Ir aš galvoju, jeigu mes nebūtume prisėmę to pokyčio, mes neturėtume šito turiningo gyvenimo. Ar man lengva? Ne. Bet ar aš laiminga? Taip. Nes aš visiškai tikiu, kai tik mes nustojam turėti norus, kai mes tik pajuntam, kad mes jau viską padarėm, Dievas mums tikrai padeda išeiti iš šio gyvenimo. Kol tu gyveni, kol tu turi reikalų, tavo gyvenimas yra turiningas ir pilnavertis. Ir aš už tai esu labai dėkinga likimui, Dievui bendraja prasme, aš nesu dėja praktikuojanti katalikė ar kažkokios kitokios religijos, bet iš tikrųjų aš esu labai dėkinga už tą galimybę gyventi ir gyventi turiningą gyvenimą. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų ir ta drąsa pokyčiams jinai gali atsirasti būtent iš aistros, iš noro gyventi. Iš noro turėti savo gyvenimą, turiningą, spalvotą, su skoniais, su emocijoms, nes aš tikrai žinau, kad jeigu mes neturim diskomforto, jeigu mes neturim nusivylimų, mums nėra džiaugsmo. Ir jeigu mes nesam išalkę, duonos gabalėlis nebūtinai mus pradžiugins. Bet jeigu esi nevalgęs 3 paras, jis tave tikrai pradžiugins. Jeigu tu nematei artimo žmogaus savaitę, mėnesį, metus, tai tu jį pamatęs labai apsidžiaugsi. Todėl tas diskomfortas, taip, tie pokyčiai, aš manau, kiekvienas iš mūsų, jeigu bijant, nedrąsiai mes juos prisiemam, su visais sunkumais, su visais iššūkiais, tikriausiai mes gausim apdovanojimą, kai mes pasieksim kažkokius teigiamus rezultatus. Ir net mažyčiai tie pasiekimai, mums tai bus didžiulis penas judėjimui į priekį.
tai to vedina arba to vedini tais mažais rezultatais, tomis akimis ir tais wow po renginių ir koncertų, suprantu, taip, na, ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme turbūt maitiniesi emociškai Taip. ir eini į priekį. Mūsų pokalbis po trupučiuką jau visiškai keliauja į pačią pabaigą ir galvoju, kaip pabandyti perfrazuoti tą klausimą, kurį paliko prieš tai buvusios laidos pašnekovė. Bet visgi, ko gero, aš jo nesiimsiu perfrazuoti, o tiesiog paliksiu taip, kaip yra. Ji klausė, kas yra sunkiausia renkantis save. Nes, na, kaip ten bebūtų, turbūt kiekviename pokytyje tu renkiesi save, na, ne tik tą pokytį, bet ir save tame pokytyje. Tai vad, kas tau, Jurgita, yra sunkiausia renkantis save, arba buvo sunkiausia renkantis save? Nu, aš galvoju, man sunkiausia realiai ir tada, ir šiai dienai, aš iš tų žmonių, kurie mato tą stiklinę pustuštę. Aš tikrai puikiai, pirmiausia, pamatau visus neigiamus aspektus, kurie gali būti, nes aš tokia atsargi esu, aš juos pirmiausia pamatau, aš juos ir man būna baisu ir aš turiu pakvėpuoti ir pamatyti, kas mane užvestų. Nežiūrint tų visų baisumų. Man tas momentas susitarti su savim ir pamatyti, kas mane ten vilioja. Bet suprantu, kad atrandi vis tiek, kas tave ten vilioja, ar ne? Jo, nes jeigu netrandu, aš nejudu. Aš tikrai ne iš tų. Ir net kai aš matau žmonės sportuojančius ir jie Vilniuje tikrai daug bėgiojančių yra ir einu pasivaikščioti, aš kiekvieną kartą pasijuokiu. Ir jeigu matau, kai kas nors bėga su entuziazmu, ten jeigu einu su ko nors, sakau, įdomu, pas ką bėga. Nes aš manau, vienintelė motyvacija, kuri galėtų mane išvesti pabėgioti, tai būtų pas ką nors nubėgti. Bet žinai, šitoje vietoje turbūt irgi yra pliusas tame, kad bėgtum pas ką nors, o ne nuo ko nors. Ne? Būna, aišku, kai nuo ko nors bėgi, tai jau čia visi bėgam, bet taip pat lygioje vietoje, tai man reiktų sugalvoti, pas ką nubėgti. Pas ką nubėgti, jo, nes čia turbūt iš mūsų tos vadybinės patirties, ar ne, yra motyvacija nuo ir motyvacija link. Nes kai reikia nuo ko nors, tai jau visi bėga. Netgi tie, kurie niekada nebėga. Nebėgo. Puiku. Tai liko paskutiniai 2 dalykai, kuriuos norėčiau tavęs paprašyti. Tai vienas iš jų yra tradiciškai klausimas kitos tinklalaidės pašnekoviai. Ar gal turi paruošus, gal gimė kokia idėja bekalbant? Aš tikriausiai norėčiau, kad pašnekovė pasakytų, kad jeigu jinai turėtų galimybę, kokį jinai norą užsisakytų. Žinot, kaip ten išsitraukia tas žuveles, duoda 3 norus. Aš sakyčiau 1. Ko jinai norėtų? Jei pagautum auksinę žuvelę, ko paprašytum, ar ne? Ko paprašytum. Okay. Nes aš taip pagalvojau, jo, ne taip senai švenčiau gimtadienį. O ką pati paprašytum? Ir aš vienareikšmiškai žinojau, ko aš norėčiau. Aš juokiausi, bet sakiau, aš tikrai norėčiau, kad Lietuvoje nebebūtų nemokamų renginių suaugusiems. Sakiau, taip. Šitą aš norėčiau. Vaikams tebūnie, bet suaugusiems norėčiau. Apart gatvės renginių norėčiau, kad būtų mokami. Nes tai
jaučiu daug tokių, aš jaučiu iš savo pusės, kad daug dalykų nustojama vertinti, dėja. Mhm. Jau nekalbu apie tai, kad ten ir muzikantams, ir organizatoriams kyla sunkumų, bet aš tiesiog matau, kad tie renginiai, kurie yra nemokami, į juos kitaip žiūrima. Mhm. Nu, tu dabar esi toje aplinkoje, tai turbūt labai natūralu, kad tau matosi, ko gero, daugiau dalykų negu didžioji dalis mūsų, kurie su tuo nesusiduria labai labai artimai. Ir aš tiesiog visada sakau, aš pati vaikštau į daug renginių ir po šiai dienai labai, ir į nemokamus, ir aš matau, aišku, yra žmonės, kurie sėdi ir tai labai vertina, bet lygiai taip pat aš matau, kad jeigu tai yra netgi šiek tiek rimtesnė programa ir žmonės atėjo todėl, kad jinai nemokama. Mhm. Ir jie tiesiog atsistoja ir išeina per vidurį renginio ar pradžios renginio. Ir aš galvoju, ką? Mhm. Ja, aš nežinau, kaip elgesi per pop kultūros renginius, aš nesu mėgėja, bet tikrai matau ten rimtesnės klasikinės muzikos programos ar turiningesnio džiazo tokio rimtesnio. Deja, dažnai pamatau ir aš žinau, kad manau, ir pop atlikėjams yra didžiulis darbas sukurti tą atmosferą, jie todėl ir yra populiarūs. Gerai, pop tai yra tikrai geras žanras, tai yra populiarūs. Ir tikrai tapti populiariu, reikia būti begaliniu profesionalu. Bet kuris muzikas, jeigu jisai kuria tą muzikos magiją, tai yra didžiulis darbas. Didžiulis darbas. Tai aš turėčiau tokį norą. Tai linkiu, kad tavo šitas gimtadienio noras išsipildytų. Taip. Ir visiškai pabaigai, kadangi šita tinklalaidė yra apie gyvenimo pokyčius ir mes apie juos jau tikrai nemažai šiandien kalbėjom ir apie tavo ir tą plačiąją prasme, visgi ką norėtum palinkėti šitos tinklalaidės stebėtojams arba tiems žmonėms, kurie žiūrės įrašą? Tikriausiai norėčiau palinkėti visada į situaciją pasižiūrėti iš abiejų pusių. Esu tikra, kad daug žmonių mato, kaip ir aš, visus baisumus, visas galimas negandas ir visus nepatogumus susijusius su pokyčiais. Ir tikrai noriu visiems palinkėti, pamatyti tą viliojantį dalyką, tą atrakciją, kuri paskatintų prisijimti ir pajusti tą džiaugsmą, kurį galima gauti, kai tu priemi sudėtingą savo sprendimą ir pradėjai kažką keisti. Būtent kažką daryti kito, ko nedarė anksčiau, nes kiekvienas pokytis tai yra naujas žingsnis į ateitį, naujas pamatymas, naujos galimybės, kurios praturtina mūsų gyvenimą, kiekvieną iš mūsų. Ačiū Jurgita tau labai už palinkėjimą, tikrai net nebėra ką pridėti, nes tu labai teisingai pasakei, tiesiog pamatyti galimybės, kas labai dažnai yra tikrai labai sunku, nes dažniau ta pustuštė stiklinė atsistoja prieš akis nors tu ką ir tu pamatai tų daugiau visų tų baisybių, ar ne? Bet kuriuo atveju aš labai prisidedu prie tavęs lygiai taip pat linkėdama tų galimybių, to pamatymo, tos drąsos išdrįsti žengti, kad ir labai mažulytį, bet žingsniuką į priekį, į tą pokytį. Ir leisti savo tai patirti, leisti savo priimti tą galimybę tiesiog taip. O tuo tarpu sakau, ačiū Jurgita, kad buvai mano šito epizodo viešnia, buvo smagu su tavim pakalbėti, buvo smagu išgirsti apie muzikos magiją ir muzikos magijos klubą ir tą pokytį tokį kardinalų. Tikiu, kad ir šitas mūsų pokalbis tikrai praturtins ir tos žmonės, kurie žiūrės įrašą arba kurie stebėjo gyvai.
Ir sakau visiems kitiems arba visoms kitoms, ačiū, kad buvot su mumis šitas 40 su trupučiu minučių. Ir tikiuosi, kad, na, bent viena ar dvi mintis užgimė ir jūsų galvose. O jeigu taip įvyko, tai manau, tiek man, tiek irgi tai yra didžiulis malonumas. Nes ta sėklytė jau pasėta, vadinasi, kažkas tikėtina iš jos gali išdygti. Ačiū Jurgita ir ačiū tiems, kurie mus klauso.